Internetinėme portale slaptai.lt unikalūs video reportažai ir diskusijos. Studija Slaptai unikalus reiškinys Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. Mūsų pašnekovais gali tapti kiekvienas – rašytojas, bankininkas, žvalgybininkas, studentas, bedarbis, kareivis, disidentas. Mūsų pašnekovais gali tapti juodaodis, baltaodis, raudonoodis, angliškai, rusiškai, vokiškai ar japoniškai tiek kalbantis žmogus. Jeigu jūs susidurite su problemomis, su kuriomis vienas pats nepajėgite susidoroti, jeigu jūs pasiruošęs kalbėti atvirai, sąžiningai, aštriai, jeigu jūsų skaudulius ignoruoja kitos žiniasklaidos priemonės, kreipkitės į studiją Slaptai. Mes nufilmuosime pokalbį su jumis ir jūsų kolegomis ir be jokių trumpinimų, cenzuravimų, iškarpimų bei iškraipimų paskelbsime politinėme, ekonominėme, kultūrinėme portale slaptai.lt. Čia video reportažas bus demonstruojamas ištisą mėnesį, svečiui pageidaujant, diskusija bus kokybiškai įrašyta į kompaktinį diską, o diskas padovanotas visiems video pokalbio dalyviams. Esant būtinybė mes kreipsimės į institucijas, kurios mūsų svečių manymų pažeidė jų interesus ir reikalausime pasiaiškinti, o pasiaiškinimų žinoma paskelbsime portale slaptai.lt. Mus domina visos be išimties temos – politika, žvalgyba, kontražvalgyba, tarptautiniai skandalai, finansinės aferos, žmogžudystės, prostitucija, teisėtvarkos klaidos, kariniai konfliktai, tautinių mažumų problemos, vagystės, seksualinės mažumos, narkomanija, huliganizmas. Atvirai kalbant, nėra tokios temos, kuri mūsų nedomintų. Vienintelis reikalavimas, kurį mes keliame savo svečiams, kalbėti apie susikaupusias negerovės konkrečiai, atvirai, be užuolankų. Mūsų svečiai taip pat neturėtų keiktis bei žeminti savo oponentų garbės bei orumo. Studija Slaptai nepripažįsta jokių autoritetų. Pas mus galima kritikuoti visus, tiek prezidentus, tiek ministrus, tiek generolus. Tačiau kritika neturi būti prasimanyta išgalvota. Studijai Slaptai ir internetiniam portalui slaptai.lt vadovauja žurnalistas Gintaras Visockas, jau daug metų besidomintis žvalgybinėmis, kontražvalgybinėmis temomis. Išleidęs Lietuvoje didelio populiarumo susilaukusią knygą Žvalgybų intrigos Lietuvoje 94-2006, šiuo metu krikščioniškos minties laikraščiai 21 amžius, vadovaujantis specializuotam priedui Slaptieji takai. Žurnalistą Gintarą Visocką surasite parašę laišką gilanis.gintaras@gmail.com arba paskambinę telefonu 8687 90 497 Lietuva, Vilnius.